Ketvirtadienį turėjome maldos pamaldas. Grįžau namo, mano vyras, pažiūrėjau vieną pamokslą ir šiek tiek prisijungiau prie jo. Žinai, tai buvo tik sakinio pabaigoje. Paklausk Dievo apie savo žemę. Bet aš paklausiau laiko, buvo 1030. Paklausiau, bet Dieve, jis turi laiko, supranti, jis tiesiog mane tiek pakėlė. Štai mes buvome virtuvėje, atsiklaupiau. O kai greitai atnešiau popierių, pradėjau melstis kalbomis. Ji tiesiog vaikščiojo, tai užtruko tikriausiai daugiau nei valandą, be sustojimo ir supratimas atėjo. Ką viešpats nori padaryti, o aš tiesiog sėdėjau ir užsirašiau. Tik mes jau kalbėjome, jau atspausdinau, aš jam pasakiau, visada duok man daugiau valgyti, aš visada turiu kitą lapą. Mes padarėme komuniją, bet tada žodis nukeliavo į Pabaltijį. Kad į Baltijos šalis nukeliavo žinia apie Dievo planą, apie Dievo pabudimą. Bet mes visi laukiame pabudimo. Ir tai aš tiesiog gavau. Tai tarsi žodis kažkur. Dievas kažkur, kaip supratimas, kažkur, kaip regėjimas, tai tęsiasi. Tik gabalais, o aš nuolat. Ji tiesiog kalbėjo garsiai kalbomis. Niekada man nieko panašaus nebuvo nutikę. Kalbėjau garsiai kalbomis. Ir aš užrašiau informaciją vienu metu ir negalėjau sustoti. Ir aš jį pirmą paleisiu. Kad viešpats pašalina nepilnavertiškumo sindromą. Mažųjų Baltijos šalių tautų nepilnavertiškumo sindromas. Aš ne apie jį kalbu, niekada nemaniau, kadangi aš esu didelėje tautoje ir mažos tautos turi didelę ateitį. Ir tada tiesioginiai tekstai iš pirmojo asmens. Aš nežiūriu, kur tu dabar, aš žiūriu ten, kur aš tave vešiu, ten tau bus mažai vietos dėl minios. Ar tu esi telete mano rankoje? Tu esi mano raudonas mygtukas pasauliui, tik tada Dievas, taip yra. Turiu šį atvaizdą, kurį padovanojo švyturio branduolinis mygtukas Baltic. Kai spustelėsiu tave, pasaulis sprogs. Tai bus mano sprogimas, bangos eis per Baltiją, aš tai pamačiau čia pat. Čia, Baltikoje, ji tiesiog susižavėjo. Suprantu, kad ten vyks kažkoks didelio masto veiksmas. Visa Baltija dega, tai yra pagrindinė vieta, tiesiog čia yra ištraukos. Taline dainavimo aikštę apėmė Dievo šlovinimo ugnis. Tada aš pamačiau, kad jis kaip pabaisa kyla iš Baltijos jūros. Tiesiai iš jūros prasideda šis pakilimas ir vanduo. Ji labai šniokščia ir toks žodis. Iš Izaijo, viešpats nužudys jūros pabaisą. Išgirdau tiesiai ir užsirašiau. Taip 27 skyrius ir čia tai teisinga. Rožė ir po to man pasidarė taip lengva. Kad tai ne mums, to daryti nereikia. Jaučiausi tokia laiminga, kad Dievas tai ėmėsi ant savęs. Arba džiaugiasi šią akimirką. Tai galime pasakyti tik todėl, kad... Beje, šiuos tekstus jau esame rašę ne kartą. Taip, ir jie atvedė Ataną, jie tvirtino, o dabar pakilo tiesiai iš Baltijos ir užmuš. Jūros pabaisa ir žinote, jūra nurimo. Tai yra, norėjusi paveikti procesus šiuose respublikose. Tai yra, ir ji paprastai gana gerai valdo šiuos procesus. Aš tiesiog tai supratau. Ji kontroliuoja šiuos procesus, kas ten vyksta ir viskas. Štai visos Baltijos tautos ateina prieš Dievo veidą. Garbinimas ir tiesioginis įsakymas šauktis Dievo ugnies didėti. Jie apšviečia vienaragio greitį tarp žmonių. Dievo tauta ten, paprastai taip sako šiaurės tautos. Jie yra lėti. Dievas duoda vienaragio greitį. Tai yra greitą judėjimą. Jūs jo planai Baltijos šalims ir vaikščiojantiems žmonėms. Tamsa, didžioji šviesa pamatys mus, gyvenančius mirtingumo šešėliuose, šviesą. Po potvynio gaisro potvynis ir žuvis spindės. Dabar, kai jūra išvalyta, Baltijos žuvis pradeda kilti į viršų. Kiek laiko aš kalbu apie šią žuvį, kai meldžiausi Rusijai. Kad kaip ženklą aš net prašiau Dievo tokio, koks buvo. Kokią žuvį jis davė, kai Jėzus padarė pirmąjį ženklą. Ar jie viską išpylė dideliais kiekiais? Taip, jau prašiau, kad ženklas būtų skirtas Rusijai, kad būtų sugauta daug žuvies. Taigi, iš karto pamačiau, kad daug žuvų iš Baltijos jūros metama tiesiai į krantus. Taip atsitinka, kai monstras nėra toks. Kaliningradas yra tarsi pajėgų uostas su Rusija Baltijos jūroje. Mes visi tai žinome. Taip, tokia išgalvota frazė. Bet kokia prasme malda ir toliau vienija Baltijos valstybės. Ir Rusijos Dievo žemėlapyje tarp jų išvis nėra sienų. Dangus turi savo žemėlapį, o tarp Rusijos ir Baltijos šalių sienų nėra ir aš suprantu. Tai turi būti suprantama dvasinė prasme. Taip, mūsų sienos. Jie apskritai apie nieką nekalba. Jie visai nieko ir kodėl. Kaliningradas apskritai paliekamas Rusijai.
Vakarinė siena riboja šią teritoriją, kurias visa ši ugnis užims iki šių raketų. Štai, iš karto, panaikinta. Man patinka ši frazė, tarp valstybinės sienos, už šventosios dvasios judėjimą, nes manau, dvasia, šventasis nebeturi ribų, tačiau iš tikrųjų jie stovi virš sienų. Demoniški valdovai yra kiekvienoje valstybėje, esančioje regione teritorijoje. Demoniškos valdžios ir dabar pritarė šių sienų, skirtų šventosios dvasios judėjimui, panaikinimui. Tai labai didelė, visas šias ribas turime, noriu, kad dabar jas tiesiog ištrintume. Parodyti nepažįstamiems žmonėms, tylos vektorius yra svetimi vėjai, kurios nepučia nuo Dievo ir paleidžia Dievo permainų vėją Baltijos šalyse. Kad tai, ko jie nesitikėjo, sprogs, žmonės laukia, žinoma. Taip, kaip tik tai pasakė Dmitrijevna. Taip, Reinas taip, jis laukia, kol gamtoje bus antrasis pabudimas. Estija, eik, pasakysiu tau nuoširdžiai, aš niekada nežiūrėjau šią kryptimį. Ir kai aš pradėjau sakyti, viešpatie, apie ką tu nori kalbėti? Ir skambėjau baltiškai, aš ką tik pradėjau įrašinėti ir viskas. Viešpats išlaisvina nuo savęs Baltijos valstybės ir pripildo ją savimi. Kadangi jis nori ją išlaisvinti nuo bet kokios papildomos naštos. Nes gerai, mums visiems to reikia, kur jis nori ateiti, žinoma, jis tai daro iki galo. Aš padarysiu visą Baltijos šalių infrastruktūrą savo keliu į karalystę. Tada pamačiau įvadą, kad virš Baltijos šalių. Taip atsidaro žemėlapis Baltijos šalyse, prasideda toks portalas, žinote, kaip kai toks sunkus lėktuvas skrenda, iš jo išlenda įvairūs tankai. Bet aš nelabai suprantu šių klasifikacijų, gal apskritai jos pradėjo pasirodyti. Kaip visureigiai, kai kurios transporto priemonės, tankai, kai kurie kompleksai, visi kariniai ginklai. Čia jis yra tiesiai iš šio portalo. Būtent taip ir vyksta Baltijos šalyse. Ir toks nusileidimas nusileisis dangaus, portalas ten irgi atidarytas. Viskas eina, prasideda judėjimas į rytus, Baltijos šalys yra strateginis Dievo plano taškas. Ši nusileidimo vieta yra daugiau kalėdų senelio pavidalo, pagrindiniai seks paskui jį. Nesuskaičiuojama daugybė dangaus karių priekyje. Pažvelgęs į garsų į levą, iš karto pamačiau Leo. Judas ateina prieš tave, rytuose skamba trimitai. Dievo buvimo lava čia užpildys ramųjį vandenyną. Palaimintas tu, be jokios abejonės, ir aš girdėjau, kaip laikrodis tiksi sekundės. Žinote, kai įkrovimas jau atliktas per kelias sekundės, tai tie, kurie skaičiuoja atgal, išgirdau šį garsą. Jau visai arti. O po to, kai išgirdau šį beldimą, pamačiau piktą lokį. Jis ėjo tiesiai į mane, supratau, kad tai Rusijai reikalinga dvasia, kuri labai pasipiktino. Kas ten jau atsitiko Pabaltyje ir jis labai nepatenkintas. Taip, jis kontroliavo įsakymus panaikinti meškos valdžią Rusijoje. Jis viršija Rusijos tautų padalymą į Baltijos šalis, kad atimtų šią savo galią. Ir aš ką tik pamačiau šį lokį, žinote, tą, kurį jie matydavo mugėse. Čia jis šoko su antsnukiu, tada aš jam uždėsiu sijoną, tada viskas. Štai, čia jis turėtų būti tokioje pavaldinėje. Tai, griežtai tariant, yra prototipas, kuris Rusijoje visada buvo paleistas per tą dvasią, kuris valdo visas žemes. Štai kodėl aš jau atėjau naktį. Kaip turai kada nors palaikė santykius su Rusija, bus apimtas ugnies. Štai kodėl mes kartais per šį pabudimą sakome. Tai kiek buvo Sovietų sąjungoje respublikų, kiek buvo iš karto prisiminiau Rusijos imperiją, Lenkiją, Suomiją. Jie visi ten įėjo. Ir visi ten įėjo. Dievas turi savų planų, kurie, viešpatie, padėk man melstis ir nieko nepamiršti. Melskimės, aš tikrai žinau, kad tai ne aš. Tai 100% noriu pasakyti, viešpatie, atleisk, jei išgirdau ką nors ne taip. Kažkas gali būti ne visiškai užbaigtas. Taigi aš supratau, atleisk, už tai paleisiu, ką galiu.